Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną rinksim motorinį dviratį. Tai čia turim dviratį, kurį pirkom kažkur iš Facebooko, susiradom žmogų už 25 eurus berods. Niekuom jisai nėra ypatingas, biški toks mačiutiškas gal su šito krepšiu. Čia jisai lengvai nusijama. Padangos tvarkingos, ratai dvigubi, mums tas yra gan svarbu, nes dėsis motoras, pasunkės, padangos nelaikys, taip toliau. Turim bagažinę kažkokią, nežinau ar jinai mums bus naudinga. Toliau viskas čia standartiškai, jokių rankenėlių. Turėtumėm pasijungti stabdžius gale gal, bet manau dėsim į priekį, bet čia viskas vėliau, nes čia reiks rankenėlės troso. Sėdynė tokia irgi močiutiška, didelė, ale su spiruokliam. Priekį turim amortizatorių, nežinau kiek jisai čia veikia, bet bent biški sugerstų smūgių. Nu, toliau čia nieko ypatingo, atšvaitai, skardelės. Neplasmasiniai tie šūdblekiai, neapsitaškysim, nes šiaip žada lyt. O toliau, kas mums svarbiausia ant šito dviračio, kad stabdis yra minant atgal. Ir toliau, kad yra rėmas standartinis, tiesiog tokia V forma, trikampis, kad būtent čia įsidėt variklį. Tai nedaug žodžiaujam, einam, išsipakuojam variklį ir galėsim pradėti darbus. Tai turbūt, kaip ir matėt, ant dėžės jau parašyta, kad šitas visas komplektas yra iš heradas.lt. Tai dabar atsidarom, pažiūrim, ką mes čia turim. Čia matau yra karbas, rankenėlės ir jungikliai. Čia turim patį motorą. Dabar kol kas aš iš maišo jo netrauksiu, čia yra 8 kubų, jeigu ką. Čia yra žvaigždė galinė. Žodžiu, šitam komplekte yra viskas, ko jums reikia, kad pasidaryt iš paprasto dviračio į motorinį. Ir jų yra visokiausių šiaip. Nuo 5 kubų, man atrodo, iki 110, jeigu neklystu. Bakas, bako kamštis, bako laikikliai. O, gerai, kol kas aš čia visko nelupsiu žiauriai. Čia yra įtempėjęs grandinės, matau, rankenėlės sankabos, trosas, kranelis, raktai kai kurie, žvakė, duslintuvas. Čia visi žvaigždės priveržimai. Kaip ir sakiau, čia va tai yra variklio laikiklis. Žodžiu, yra viskas, ko reikia, grinai. Nuo iki visos smulkmenos varžteliai, jums bereikia tik tais benzino su tepalu ir lėksit. Tai šitas visas komplektas turi šiandien atsirasti ant šito dviračio. Šiaip aprašyme nurodyta, kad turėtumėm trukti apie 2 valandas, bet pažiūrėsim, gal apsisuksim ir greičiau. O šiaip, jeigu reikėtų daugiau motorinio dviračio dalių, aksesuarų ar patobulinimų, viską galite rasti heradas.lt. Taip pat Heradas turi ir keturračių dalių, motorolerių, motociklų ir panašiai. Patys užeikit ir pažiūrėkit jų platų asortimentą. Dabar pradėsim, jaučiu nuo žvaigždės. Blemba, kurią pusę dėt. Pažiūrėsim. Čia yra va visas tvirtinimas jos. Šitą žvaigždė užsideda ant galinio rato. Tik ją reikia, kaip aš įsivaizduoju, gan gerai išcentruoti. Nes po to bus va taip, jinai šokinės ir tada visą grandinę va taip dzik, 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 dzik. O grandinės įtempėjas toks paprastas, ne kažkoks automatinis. Tai kiek žinau, biški tas varžtas va atsileidinėja. Tai žodžiu, žiūrėsim, pabandysim, ko tiksliau užsidėtą žvaigždę dabar. Va, išpiekius. Va, patogiai. Biški ratas kreivas, ateik pafilmuok. Koks buvo, koks bus. Aigi čia... Ko tu mane sakei? Ko aš tu nesakiau? Kad 17. Bet pala. Kaip jisai užsideda?
Jo, turi nuimti stabdį. Turi nuimti stabdį Jo. ir tada dėti čia ant ašies. Jo. Eik, tu na, kai mane patinka tas ašis atleidinėti. Ai, čia galim, va tai va. Tik reik šratų neprisibert, nes po to reiks surinkti visus. Čia gal ir gerai, supranti, išardysi, perrinksi, sutepsi. Dar geriau rėdės. Jeigu guolių nepamesiu, tai gerai rėdės. Daugiau kilovatų į ratus. Va, dabar tai eina. Iš pirštų gerai. Reikėjo mums tą tutorialą pažiūrėti, ne? Nu jo, šiaip būtų protinga. Tai jūs nedarykit kaip mes. Kad šiaip, vat, tiesiog sugalvojom, kad reikia pirmą žvaigždę užsidėti. Kai mane nervina tos dviračio ašys, aš jų nesuprantu. Bet spėju, jo, čia ir turi dėtis. Kur daugiau? Tai yra tarpinės ir yra plokštelės. Vieną reikia persikirpti ir įkišti vidų tenais. Ai, jo. Kad iš vienos pusės, kad tai va gautis. O plokštelės yra tik... Ai, iš vienos pusės, jo. Nu, iš kitos jau žvaigždė. Jo, nu tai okei. Ta vieną iš karto šmakšt. Va. Tipo taip. Jo. Ir tada žvaigždė ant viršaus. Gal pažiūrim tą tutorialą, tada visą piktą. Davai, pažiūrim. Tai pažiūrėjom tutorialą, šiaip teisingai ir mąstėm, kad turėtų į gumą remtis šitą žvaigždė. Tai dabar svarbiausias dalykas gerai išsicentruoti visą šitą reikalą. O, vieną pagavau. Dabar jau bus lengviau. Pavyzdžiui, Herode, žinau, kad tikrai yra, gali nusipirkti spidometrą tokiam dalykui. Nu, daug fainiau tu važiuoji greitį, matai. Gali apsikarsti tą dviratį, pasidaryti tokį kaip, nu, birbaletą normalų vis tiek. Aišku, jisai dvitaktis. Vat įdomu, kaip bus užsikūrimu, nes kiek žinau, kad reikia biškį įsimint, tada atleidis ankabą, brūpti ir važiuoji. Nu, bet čia nėra didelės problemos, nes tas dviratis lieka kaip ir funkcionalus mintis tiek. Blemba, aš pagalvojau, mes blogai įdėjom, nes matai yra biškį išnešimas. Nu. Dėl ko yra išnešimas? Kad grandinę užsidėtų. Ne, be šansų. Tai va, žodžiu, apsukom šitą žvaigždę į kitą pusę, nes gavos taip, kad prieš tai kaip prisukom, jinai yra tokia biški su išnešimu. Tai mums gavosi, kad labai arti špiekių buvo. Nu va, dabar tai jo. Jo, dabar normaliai. Dar lieka tarpas. Dar yra biški vietos. Nu, nes tada tai visiškai. Ne, dabar gerai. Aišku, su centravimu jau čia. Neaišku, kaip bus iš akies. Girdi, bet rims bairis. Jo. Čia tas vat lievai. Kaip čia buvo? Taip spėjau. Sakiausia, kad jisai nekliūtų į tos varžtus. Bet ne, nekliūtų. Šitai nekliūna. Reik prisukti ir tada žiūrėti. Man sukas iš varžtų. Tai jau žvaigždę atsukom antrą kartą. Dėl to, nes biškį sufeilinom. Dabar va parodysiu, kam ir reikalas. Šitą plokštelę, nu čia yra realiai kaip guolio apsauga tokia. Nes guolį, kaip suprantu, laiko šitas. Čia yra apsaugėlė, kad tepalas neištrykštų. Ir gaunas taip, kad šitą apsaugėlę turi kartu sukti su visą ašim. Bet mes aišku nepasižiūrėjom ir priveržėm šitą žvaigždę prie tos plokštelės. Tai dabar esmė kokia. Mums idealiausia būtų va šitaip, ne? Opa, ir viskas. Čia idealiai viskas tinka. Bet šita plokštelė yra čiut platesnė už šitą žvaigždę. Tam, kad šiek tiek apsaugotą guolį, kad neįtų purvas, aš pabandysiu šitą briauną nusišlifuoti ir padaryti taip, kad ta apsaugėlė užsidėtų ir liktų čia. Nu va, dar biškį va čia apzulinu tą. Aišku, kiek jinai čia apsaugos tą guolį dabar. Nu va, kažkaip
kažkas tokio. Eik, ledas. Kad jinai bent jau būtų. Realiai dar išsivalysim, čia dabar tas drožlės, nes biškį atsirado, aišku. Čia privarysim tepalo, čia įvarysim tepalą ir tada hokt. Nu ką, žvaigždė uždėta. Viskas, kaip matot, sukasi. Biškį ta žvaigždė taip šunkuoja, bet čia yra viskas dėl to, nes jinai realiai dedas ant špiekių. Manau, problemos nebus, nes jinai išsicentravo dabar žiauriai gerai, kaip matėt, užsidėjo tiesiai ant tos įvaras. Stabdis prisisuko, ratas prisisuko, čia grandinė ne per daug pritempta. Žodžiu, viskas. Dabar atsiversim dviratį ir, manau, pradėsim dėliotis patį motorą. Vo, koks variklatis. Nu va, mes turim 2 tvirtinimus ant rėmo. Kas dar? Žvakę reikia įsisukti, matau stumoklis. Visiškai naujas. Fainiai naujas daiktas. Čia vat sankaba. Nu ir viso. 3 laidai iš variklio išeina ir 1 laidas bus čia. Visa elektra. Čia į tą pusę nelabai tinka. O gal paspaust biškį? Ne. Imk va šitą, matai, čia yra tokia plokštelė. Nu. Bet vis tiek gaidys, neužsimauna. Biškį prasišuojam su pačiu dviračiu. Negerai, kad šitas rėmas yra storesnis už šitą. Nu, tipo, būtų geriau, kad būtų visi vienodi, ar bent jau, nu, panašaus dydžio vat į šitą. Nes esmė tokia, dedant variklį, vat jeigu būtų va toks rėmas, viskas okei, va čia idealiai realiai prisideda. Prie šito irgi, nu, tas čiut per stambus. Bet va šitas tai yra per storas ir čia gaunas, kad, nu, nebeužsideda niekas. Tai dabar esmė tokia, tam, kad prisukti tą rėmą, yra toks kaip ale adapteris, užsidedi šitą, prisisuki ir tada pareina vat šitas ir prisisuka čia. Bet šitos smeigės biški per arti viena kitos, tai pabandysim dabar prisisukti tą plokštelę pilnai ir tada arba nusipjaut, arba biški praskiest pabandyti ir tada turėtų jisai čia puikiausiai tilpti. Easy. Biškį palenkiau. Biškį nesąmonėm užsiemam. Bet o ką daryt, kad mes ne tokį dviratį nusipirkom. Svarbiausia, pigiai gavom. Nu jo. Kiek 25? Jo, 25 eurai. Da važiuot toli nereikėjo. Aba. Nu, dabar jo. Nu va, biškį netinka. Jo, čia tas rėmas blemba. Jeigu jį biškį paprašyt su plaktuku, Tai jo, aišku. susiaurėtų. Kalk ir viskas. Atrodo tai baisiai, kai taip darom. Mes čia su lazeriu tikrai nematuosim, kad čia būtų tiesiai viskas. Gerai, laikos motoras. Aišku, čia ne kažką gal atrodo, bet čia mes neturėjom kur dingt, turėjom biškį palankstyti. Nes, kaip ir sakiau, tas rėmas biškį storesnis už tuos palyginus. Bet žodžiu, prisisukom, prisidėjom, gal dar reikės biškį pareguliuosim, kai užsidėsim grandinę, o dabar tą ir eisim daryti. Nors ne, gal dabar grandinės nedėsim, pirmą užsidėsim sankabą, rankenėlę ir trosą. Tam, kad būtų galima išmint sankabą ir pasukinėti tą žvaigždutę normaliai. Nieko sau. Kokios rankenėlės. Kokios kietumo. Nu, faini. Čia. Uň. Nu, va, taip dar geriau.
atšvaitas. Einai maunas bent? Nežinau. Aišku, ne. Reikia, žinai ką, skylutę išsigręžti. Nu, kad laikytųsi. Tas yra pimpeliukas. Jo. Nu. Bet čia, matai, mes ją galim užsidėti ir vėliau, kaip pasakyti, pirmą galim tą užsimauti. Ai, jisai čiagi. Jo. Mums reikia tiesiog dabar atsisukti tą, pasimatot, kurioje vietoje bumbuliuką išsigręžti skylutę tam, kad šitas nesisukinėtų. Pasim. Ką žinau, va čia va. Nu va, tokį turi, bet nesuverštas dar ir va. Gaziukas. Zing, 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 zing. Tik pirmą reikia trosą jaučiu prasikišti pro čia. Čia prispaudė tipo ir užges. Nu jo. Nesifiksuoja ta prasme. Ne. Čia visada degimas pajungtas. Čia gali krautis ragelį, bet padaryk, davai man prikurkė. Tai galima. Nu, jeigu eina lempos pasijungt, nu, tikrai manau, kad eina. Yra 3 laidai. Reiškia, vienas eina vis tiek į babiną, tai reiškia, kažkaip krauna, nu vis tiek įtampa tai gamina. Čia reikia to galo nenuzulint, nes jisai plikas, o jokio bumbuliuko neturi. Reiks kažkaip išsaugot. Kaip čia turi eit? Tipo tai va. Į tarpą. Jo, va šita spiruoklė, ta didžioji, yra ant šarvo, tam, kad šarvas nesiliestų. Jo. Ne, netikiu. Jo, Aš manau, kad abidvi dedasi ant čia. Ne, aš atsimenu. Čia yra ant šarvo, kad nesiliestų, nes jis taip ar naip liesis, tai kad ir pasuks. Tipo, kad tai būtų. Nu ir dabar nenudegs. Nu kas prisuko? Ką tu čia darai? Nu bandau. Ką bandai? Įtempt, tada, kad... Neįtemsit su berepliu. Palaikyk dviratį. Čia berepliu. Kaip tai neįtemsiu, mano rankas kaireplis. Man čia kodėl va tas spiruoklė nesąmonė, nu va, pažiūrėk. Jis eina lygiai susirėgi, o tas spiruoklė užsidėtų ant šito ir būtų dviguba. Nėra taip. Pažiūrėsim tutorialą. Nu čia jau reiks žiūrėti, kai bus grandinė. Tai pasivertėm dviratį dabar šono, kad būtų patogiau užsidėti grandinę. Dabar rankoj turiu pačią grandinę, jinai yra biški sujungta, sukabinta, tai ją tiesiog atsikabinam, tam, kad nereikėtų šito dangtelio ardyti. Realiai prakišim, išsiminsim sankabą, pratrauksim, užsidėsim ant žvaigždės, cakt, sujungiam ir viskas. Kažką pamečiau. O ką pamečiau? Šitas čia nukrito. Gerai, dedam. Paspaudėjom? O, užkibę buvo. Netrukdo pirštas man. Nežinau, jei prispausiu, taip pats kaltas. O paleisiu biškį? Papa. Na. Neužkurk motorą netyčia. Nėra žvakės. Va, grandinę prasitempiam. Žodžiu, kaip ir viskas liuks, mes čia susijungsim. Čia įsitemsinai. Bet matom tokią problemą, kad kliūna keliose vietose, tai čia į ratą greičiausiai, tą šūdą klius ir va čia kliūna. Bet greičiausiai, kaip ir sukinėjom variklį, aišku, nežiūrėjom, kaip jisai stovi ten tiesiai, netiesiai. Tai pirmą užsikaiščiuojam grandinę, pasistatom dviratį ir tada jau reguliuojamės patį variklį. Viskas. Drivetrainas paruoštas. Nesvarbu, kad kliūna. Nu, nesuk motorą. Be kuro, nėra tepalo. Gerai. Jo, dabar daug tiesiog atrodo. Nu tai aš tai ir norėjau, kad žvakė būtų lygiai per rėmą. O tu sakei, ne, biški kreivai turi būti. Taip, o biški yra rizikos, va čia, kad nepraeis. Va toj vietoj. Bet tai... Ne, čia gerai bus. Jo, dar kai užsidėsi tempėjas, bus dar geriau. Manau, iš karto dabar reikia uždėti. Kad matytą bendrą vaizdą, kad nebereiktų to variklio jau sukinėti niekaip. Jau kad kaip yra, taip tegu būna. Va, įtempėjas mūsų gerbiamas. Tiesiog paprastas rolikiukas ant guolio. Su įtempimu šiokį tokį. Šiaip šitas įtempėjas pagal viską
bent jau kiek esu matęs, turėtų būti čia, ne? Bet esmė tokia, mums čia yra pavojus biški su tuo varžtu. Čia kadangi išlinko biški tą plokštelę, nes netiko rėmas, aš galvoju kitokį dalyką. Jeigu aš tą įtempėją uždėčiau va čia, tada man grandinė temptų kitoj pusėje ir man čia jau nebeliestų. Aišku, tarpas mažas, bet rizika mažesnė. Tai nežinau, tutorialo nežiūrėsiu, kurioje vietoj turėtų būti tas įtempėjas, tiesiog pabandysim uždėti čia. Pavyzdžiui, kiti iš viso be įtempėjo važiuoja, išsijama tiesiog kelis narelius iš grandinės, sutrumpina, jinai tiesiog automatiškai įtempta gaunasi ir tipo taip geriau. Bet aš manau, kad vis tiek geriau palikti įtempėją, tiesiog aš dabar pabandysiu kitoj pozicijai jį prisukti. Šiaip tai tu sakei žiūrovam, tipo, galit žiūrėti ir mūsų video kaip tutorialą, tai geriau nežiūrėkit mūsų video kaip tutorialą, nes mes čia kartais nesąmonių padarom. Biški kreivai, bet nieko, ką aš padarysiu. Nu, bet panašiai, gal vat ta plokštelė turėtų būti iš lauko. Jo, jaučiu taip ir gaunasi. Tai va, biški pasikeitimų. Šitą visą mechanizmą persukau šitą plokštelę į kitą pusę, nes jinai buvo iš vidaus. Tai biški kreivai gavosi tas ratukas. Aišku, čia dar reikia jį prisukti. Bet esmė tokia, kad šitaip geriau. Tai vat nežinau, pabandysim tokį surinkimą, ne iš apačios, o iš viršaus. Ir žiūrėsim, ar čia neatsileidinės, ar laikys. Ar nusikreivins, ar numetinės grandinę, o gal viskas bus gerai. Ojas, čia karbas. Toksai. Zipt. Ir užsiveržia. O, paleidai. Va. Yra vietoj, pagazuojam. Jo, mums reikėjo pirmą įsidėti trosą po to, nes dabar nepažiūrėsim, ar gerai vaikšto viskas. Va. Čia po to taip kaip nors, vat, kad būtų stačiau, šalia rėmą prisuksim, kad neužsikampuotų labai. Gerai, čia ledas. Jaučiu, kaip sakai tada, gal geriau baką dėt, nes tada su trosai susitvarkytumėm iki galo. Nu jo, jaučiu, ką daugiau čia. Dedam baką. Žinai, ką dar įsidėjo? Kraniuk? Jo. Fuel. On. Off. Motociklas. Nu, Zip. Gal taip darom? Du reikia dėti šalą. Rimtai, bet kaip įpilt? Eikto, na. Instrukcija čia? Nu, fitting instructions. A80 ir A100. 8 kubų ir 100 jaučiu. Nu, viską praleidau. Eiks. Tai čia nereikia jokio video, čia reikia, va, knygutę atsivertai. Žiūrėk, rimtai čia spiruoklę dėdas. Nu, aš tau sakiau. Ai, tu savo, reikia rimtai perkirpti. Čia matai kažkaip... Ai, čia žiūrėk iš viso su kokia plokštelė. Nu va, kai netinka, tu yra variantų. Yra ir pirkti, man atrodo, visokių skirtingų perėjimų. Priklauso nuo to, kokį dviratį turi. Nu, ką aš galiu pasakyti, kad pavyks. Žiauriai čia nesuku. Manau, kad reiks tą žarnelę perkirptą, ne? Jo. Vidurį tiesiog perkirptą. Zapt. Nu ir viso? Nu taip. Ką žinau, susitvarkom dabar su trosais, kad netabaluotų. Tada jungsim elektrą. Nu, liuks atrodo. Tie trosai iškart tvarkingiau. Tas apačioj tai kaip originaliai. Mėlynas į mėlyną tikriausiai.
spėčiau. Biški kitokia mėlyna, bet vis tiek mėlyna. Žodžiu, šitą plokštelę turėtų prispausti babiną. Bet kaip matom, nei rėmas tinka ir gaunasi, kad labai tolinai, tai ir varžtai biški per trumpi, va, šitie. Nors jie pakankamai ilgi, bet va, parodysiu iš tos pusės, tai net va, turėtų būti išlinkę biški. Žodžiu, mes padarysim paprasčiau, užtrauksim porą zateškių. Taip, čia laikysis geriau negu variklis. Žiūrim, ar tiks. Nes jei netiks, važiuosi be dūdos. Biški arti rėmojais, dažai kvepės tau. O tu šalmą tą mėlyną dar turi? Kažkur yra. Nežinau. Jeigu ką, suvirinimo kaukę duošiu. Nu va. Nu, eis pamint. Ne. Aš manau, kad eis. Biški bus tunkt ir bet minsis vis tiek. Žiūrė, rimtai. Nekliuvo. Nu, vat. Geras. Kas mums liko? Žvakė? Liko? Jo, žvakė ir kūrą užsipilt, jaučiu viskas. Va, NGK Motorsport. Kur NGK? Z8C. Nu va. Viskas, finalinis momentas. Oba! Ir. Mes šitą kūrą naudojam žoliapjovei ir maišiam kūrą su tepalu santykiu 1:50, taip kaip čia parašyta. Šitam varikliui rekomenduojama yra 1:25, tai reiškia, kad dvigubai daugiau tepalo, bet kadangi mes darysim apkatkę, tai pilsim dar truputį daugiau tepalo. Šiaip tai, aišku, tas variklis padūmis, apsišiks tepalais, bet nereik to bijot, ypatingai kol yra naujas, tegul jisai gerai susitepa. Dar biškutį. Man biški neramu. O, raudonas gražus. Bet šiaip jisai velniais gan daug ryja. Gal nebepilsiu daugiau. Praktiškai pilnas. Galim atsukti. Jau. Turim dar grandinės apsaugą, bet jos neuždėsim. Dėl to nes padarėm viršui tempėję. Kaip ir sakiau, biški nestandartiškai kaip siūlo. Bet manau, mums jos neprireiks, gal lenciūgas per nugarą neduos. Šiaip visas surinkimas gan ilgai užtruko. Prasiknisom ir su tuo ratu galiniu. Dėl to, nes ta žvaigždė, kaip matėte, ten mum neužtilpo. Nu, bet čia mūsų problemos nepasižiūrėjom tiesiog. Kas daugiau su ko dar susidūrėm? Pats variklio montavimas turbūt buvo iššūkis, nes rėmas nėra toks pats standartinis. Čia vienas vamzdis storesnis, kitas plonesnis. Biški teko čia palankstyti, paburt, bet iš esmės šiaip atrodo, kad laikysis. Dėl daug ko šiaip abejojau, kad duslintuvas praeis, bet vat, netgi pro pedalus praeina, tai bus galima ir minti, jeigu reikės. O toliau tai kaip ir viskas, nežinau, reikia tik tais bandyti. Bet kadangi dabar stipriai lyja, tai turbūt pasėdėsim, palauksim, kol atslūgs ir tada pasidarysim trumpą test drive. Nesikuria. Reikėjo gal tą pacosą. Kas yra gesta? Nu, kol kas ant laisvų nedirba, šiaip aš manau, kad reikia pareguliuoti karbą biškį. Bet tai įsikūrė, vis tiek gal kol pribėgo kūro, kol prigaudė vakuumą.
Reikia sankabą biškį sutempt. Šiaip jo, pašilo. Manau, kad reikia dabar palaukt, kol vėl atves. Tada vėl aplinkavimą išvažiuot ratuką. Nu ir tai po biškį pasidarys tą apkatkę. Tai ką, grįžom po test drive'o. Šiaip tai viskas gan sklandžiai. Aišku, oras nelepina, lyja, šlapia, nesinori labai daug važinėtis. Bet iš esmės nieko daug čia nereguliavom. Biškį pasukinėjom karbą, kad pakiltų apsukos, kad negestų ir kad užsivestų lengviau. Toliau patempėm sankabą ir įtempėję biškį pareguliavom. Šiaip viskas kaip ir normaliai. Važiuoja, lekia, žodžiu, viskas fainiai. Aišku, pasivažinėsim ir daugiau. Šiaip žadam dar vieną video padaryti su šituo. Bet jau jūs parašykit komentaruose, ką norėtumėt išvyst, ką reiktų patobulinti, gal kažką kažkom kitų pakeisti. Gal kokią bananinę dūdą, gal užsidėti spidometrą, gal tiesiog pakelt adatą ir pabandyti top speedą. Žodžiu, parašykit komentaruose savo idėjas, mes pabandysim jas realizuoti, taip kad nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalo, o mes čia video ir užbaigsim. Čia buvo Maple Street Studio, kam patiko būtinai paspauskit like, ačiū Herodui, kad remia šį video, nepamirškit užeiti į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video.